1984 metais iš šešėlių išniro paslaptinga grupuotė, pradėjusi vieną garsiausių nusikaltimų siautėjimų Japonijos istorijoje. Pagrobimai, šantažas ir korporatyvinė prievarta, kuri dar ilgus metus persekės visą šalį. Jie save vadino 21 veido monstru. Norint suprasti šią bylą, pirmiausia turime pakalbėti apie Ezaki Glico, milžinišką Japonijos maisto bendrovę, geriausiai žinoma dėl savo populiarių saldumynų, tokių kaip Pocky ir Pretz. Įkurta beveik prieš 100 metį, Glico tapo Japonijos buitiniu pavadinimu ir plėtėsi visame Azijos, Europos ir Jungtinių valstijų regione. Tačiau 1984 metais Glico tapo paslaptingos ir pavojingos grupės taikiniu, grupės, kuri terorizuos juos ištisus mėnesius. Tai buvo 1984 kovo 18 naktis. Glico prezidentas Katsushisa Ezaki ilsėjosi savo namuose Nišinomijoje, netoli Kobės, mėgaudamasis reta ramybės akimirką su savo žmona ir vaikais. Po ilgos darbo dienos jis nusprendė atsipalaiduoti vonioje, nežinodamas, kad du kokieti vyrai jau vykdė savo kruopščiai suplanuotą operaciją. Ezakis 70-metė motina gyveno kaiminystėje. Du vyrai, veidus paslėpę po baltomis slidinėjimo kaukėmis ir ginkluoti pistoletais, įsiveržė į jos namus. Bet jie neatėjo vogti, jiems reikėjo tik vieną dalyko – rakto nuo Ezakio namų. Viduje įsibrovėliai veikė greitai. Ezakio žmona Miriko ir jų mažametė dukra Mariko buvo sulaikytos. Motina maldavo kaukėtų vyrų pasigailėti, manydama, kad tai paprasti plėšikai. Bet jie nesidomėjo pinigais. Jie atėjo dėl vieno žmogaus – Katsushisos Ezakio. Vonioje Katsushisa Ezaki dar nieko neįtarė apie siaubą vykstantį už durų. Kol staiga jis pamatė du kokietus siluetus tarpduryje, jų ginklai nukreipti tiesiai į jį. Ezaki priešinosi, bet įsibrovėliai aiškiai pasakė, jei jis nesilaikys nurodymų, kentės jo visa šeima. Kitą akimirką jis buvo ištemptas nuogas į laukiančią mašiną, kurie akimirksniu dingo naktyje. Kai atvyko teisėsauga, jie iškart paskelbė visišką žiniasklaidos blokadą. Jokia informacija apie šią bylą negalėjo nutekėti, bent jau kol kas. Tyrėjai baiminosi, kad jei pagrobėjai supras apie policijos įsitraukimą, jie gali nužudyti įkaitą. Tai, kai buvo įvykdytas šis nusikaltimas, byloja apie kažką kraupaus. Pagrobėjai žinojo, ką daro. Pirmiausia, jie įsibrovė į šalia esančius Katsushisos Ezakės senyvos motinos namus, priversdami ją atiduoti namų raktą. Tada jie tyliai įžengė į Ezakio namus, perkirpo telefono linijas, surišo jo šeimą ir galiausiai nuogą ištempė jį į lauką. Tai nebuvo atsitiktinė ataka, tai buvo apgalvotas nusikaltimas. Kažkas ilgai stebėjo šeimos įpročius, jų namus ir jų silpnybės. Tačiau policijai netrukus paaiškės, kodėl tai įvyko. Praėjus vos kelioms valandoms po pagrobimo, policija rado išpirkos raštelį, paliktą telefonų būdelėje netoli nusikaltimo vietos. Buvo pareikalauta 1 milijardą jenų grynaisiais, tuo metu maždaug 4,5 milijono dolerių. Bet tai dar ne viskas. Pagrobėjai taip pat reikalavo 100 kg aukso luitų, vertų dar virš 1 milijono dolerių. Bendra suma – didžiausias išpirkos reikalavimas Japonijos istorijoje. Jie tvirtino priklausą slaptai organizacijai, turinčiai galią supurtyti visą Japonijos ekonomiką. Ir tai buvo tik pradžia. Per ateinančius metus ši sunkiai susekama grupuotė ir toliau terorizuos ne tik Glico, bet ir daugybę didžiausių Japonijos korporacijų. Tačiau kažkas nesutapo. Glico buvo didelė įmonė, taip, bet ne milžinė. Japonijoje buvo daug turtingesnių taikinių. Tai kodėl būtent Ezaki tapo pagrobimo auka? Šis klausimas persekios tyrėjus visos bylos metu. Tada, kovo 21 dieną, įvyko kai kas netikėto. Ezaki sugebėjo išsilaisvinti. Jis išspyrė duris ir pabėgo basas, o jo pagrobėjai dingo be pėdsako. 3 dienas Ezaki buvo laikomas nelaisvėje. Jis vėliau pasakojo, kad beveik visą laiką buvo užrištomis akimis, jam duodavo tik sulčių ir sausainių. Jie net bandė jo manipuliuoti, tvirtindami, kad pagrobė jo 8 metų dukrą. Bet tai buvo melas. Ezaki buvo vienintelis įkaitas. Jis niekada nematė savo pagrobėjų veidų.
tik jų slidininko kaukės ir ginklus. Jis manė, kad ginklai buvo netikri. O kaip dėl sandėlio, kuriame jis buvo laikomas? Jokių užuominų, jokių pirštų anspaudų, jokių DNR pėdsakų, nieko, kas padėtų identifikuoti nusikaltėlius. Po Ezakio pabėgimo išpirkos schema žlugo, bet jei teisėsauga manė, kad tai reiškia nusikaltimų baigtį, jie smarkiai klydo. 1984 balandžio 10 dieną, mažiau nei mėnuo po Ezakio pabėgimo, prie Gliko būstinės buvo padegti keli automobiliai. Tada dar vienas gaisras įsiplėskė įmonės teritorijoje. Gliko buvo puolama ir niekas nesuprato, kodėl. Ir tada viskas paūmėjo. Praėjus mažiau nei savaitai, Gliko gamykloje į Barakiją, tame pačiame mieste, kur Ezaki buvo laikomas įkaitu, buvo rastas plastikinis konteineris, pripildytas druskos rūgšties. Žinutė buvo aiški. Mes galime jūs pasiekti bet kada. Nusikaltėliai paliko grasinamąjį laišką, reikalaujantį mokėjimo mainais už persekiojimo nutraukimą. Bet jie neapsiribojo vien Gliko. Jie išsiuntė laišką žiniasklaidai. Failai policijai. Jūs idiotai? Jei būtumėte profesionalai, būtumėte mus pagavę. Kadangi turite tokį didelį neįgalumą, duosime jums keletą užuominų. Jie net išėkė tyrėjus, pateikdami jiems tariamas užuominas. Jie teigia, kad pabėgimo automobilis buvo pilkas, kad jie pirko maistą iš konkretaus prekybos centro. Ir tada jie pasirašė vardu, kuriais jie eis į Japonijos kriminalinės istorijos metraščius. Kaijin Miuchi Mensou, išvertus 21 veido monstras. 1984 gegužę Japonija sukrėtė seriją laiškų. Jie buvo išsiųsti ne tik policijai, ne tik Gliko įmonei, kurią jie jau terorizavo. Šie laiškai buvo išsiųsti žiniasklaidai ir kiekviename jų buvo pasirašyta ta pačia šiurpinančia pavarde – Kaijin Miuchi Mensou. Šis vardas buvo įkvėptas klasikinės japonų detektyvinės literatūros nusikaltėlio genijaus. Tačiau šis pasakojimas nebuvo fikcija. Tai buvo realybė ir ši grupuotė puikiai pasirinko savo vardą. Gliko jau buvo ant žlugimo ribos, jų turtas buvo padegamas, jų akcijų kaina sparčiai krito, bet tada viskas tapo dar blogiau. 21 veido monstras pareiškė, kad užnuodijo Gliko produktus kalio cianidu. Jei tai buvo tiesa, tai nebuvo tiesiog išpuolis prieš įmonę, tai buvo išpuolis prieš visuomenę, potencialus masinis tūkstančių žmonių apnuodijimas. Kadangi nebuvo jokio būdo sužinoti, ar grėsmė tikra, Gliko neturėjo kito pasirinkimo. Jie atšaukė visus savo produktus iš prekybos centrų. Bendrovė patyrė $21 milijonų nuostolius. Gliko akcijos smuko. Pardavimai nukrito net $130 milijonų. Galų gale 1000 darbuotojų neteko darbo. Ir vis dėlto, nepaisant visos šios panikos, nebuvo rasta nei vieno užkirsto produkto. Visas apnuodijimo grasinimas buvo melas. Bet 21 veido monstrui tai nerūpėjo. Jų planas pavyko, jie sugriovė Gliko, nesužalodami nė vieno žmogaus. Brangus kvaili policininkai, nemeluokite, visi nusikaltimai prasideda nuo melo, kaip sakome Japonijoje. Nejaugi to nežinote? Policija buvo visiškoje desperacijoje. Praėjo mėnesiai, bet jie vis dar neturėjo nė vieno įtariamojo. 21 veido monstras tai žinojo. Ir jie pasirūpino, kad policija apie tai sužinotų. Jūs manėte, kad galite mus apgauti, apsirengę savo gražiais verslininkų kostiumais, apsimetę, kad esate paprasti biuro darbuotojai. Bet tos neramios akys jūs išdavė. Jie nesustojo. Jie tyčiojasi iš policijos, kad ši nesugebėjo jų sugauti, kad nesugebėjo atsekti jų skambučių ir viename laiške jie net pasiūlė užuominą, tik tam, kad įrodytų, jog jie yra nepaliečiami. Mes įėjome į gamyklą per pagrindinius vartus. Mašinėlė, kurią spausdinome šį laišką, yra Penwriter. Plastikinis konteineris, tiesiog gatvės šiukšlinė. 21 veido monstras. Nepaisant visko, Gliko atsisakė mokėti išpirką. Jie jau buvo patyrę milžiniškus nuostolius, bet mokėjimas reikštų visišką pasidavimą nusikaltėliams. Taigi, 21 veido monstras pateikė paskutinį pasiūlymą. Jie pareikalavo virš $1 milijono, vos dalies to, ką Gliko jau buvo praradusi. Sumokėkite, jie teigia, ir košmaras baigsis.
Bet Gliko nepasidavė ir išpuoliai nesiliovė. Dar vienas gaisras, dar vienas nuostolis, dar vienas laiškas. Policija buvo pažeminta, Gliko praradinėjo milijonus, o 21 veido monstras vis dar buvo šešėliuose. Jokių pirštų ant spaudų, jokių įtariamųjų, jokių užuominų. Vienu metu policija manė, kad pagaliau rado pėdsaką. Šešėlinė figūra, vyro veidas apsaugos kamerų įraše. Ar tai galėjo būti 21 veido monstras? Įraše matyti, kaip paslaptingas vyras deda kažką ant parduotuvės lentynų. Tas kažkas buvo Gliko saldainiai. Saldainiai, kurie jau turėjo būti pašalinti iš prekybos. Kažkas juos grąžino atgal. Ir jei 21 veido monstras nemelavo, šie produktai galėjo būti užnuodyti cianidu. Pareigūnai nedelsdami paviešino šį vaizdo įrašą, tikėdamiesi, kad kas nors jį atpažins, bet niekas neatsiliepė. Jo tapatybė iki šiol lieka nežinoma. Taip jis tapo vadinamu nufilmuotų vyrų. Visiems mūsų gerbėjams visoje Japonijoje Gliko prezidentas jau pakankamai ilgai vaikščiojo nuleidęs galvą. Norėtume jam atleisti. 1984 birželio 26 dieną 21 veido monstras oficialiai paskelbė, kad nutraukė išpuolius prieš Gliko. Tiesiog taip, be įspėjimo, be išpirkos, jie tiesiog pasitraukė. Japonijoje tapo labai karšta ir tvanku. Kai baigsime savo darbą, norime išvykti į Europą. Ženevą, Paryžių, Londoną. Būsime viename iš šių miestų. Nepamirškite Poki, keliautojų draugo. Skanus Gliko produktai, mes irgi jos valgome. Pasimatysime kitų metų sausį. Šis keistas laiškas suglumino tyrėjus. Gliko nesumokėjo išpirkos. Jie neįvykdė jokių reikalavimų. Ir vis dėlto 21 veido monstras pasitraukė, palikdami įmonę ant finansinio žlugimo ribos. Bet viskas tom nepasibaigė. 21 veido monstras tiesiog perėjo prie kitų. Gliko jau buvo praeitis. Jų nauji taikiniai? Kai kurios didžiausias Japonijos maisto bendrovės, įskaitant Marinaga, House Foods Corporation ir Marudai Ham. Viena iš šių bendrovių, Marudai, jau buvo persekiojama grupuotės dar prieš tai, kai Gliko buvo palikta ramybėje. Ir tą pačią dieną, kai jie paskelbė taiką su Gliko, jie pateikė Marudai pasiūlymą. Sumokėkite mums 50 milijonų jenų ir mes jūs paliksime ramybėje. Jei Marudai sutiks, jie birželio 28 dieną gaus išsames instrukcijas, kaip perduoti pinigus. Vieta – traukinys vykstantis iš Osakos į Kiotą. Birželio 28 dieną slaptasis tyrėjas įlipo į traukinį, nešdamas išpirkos pinigus. Jo instrukcijos buvo aiškios – laukti baltąją signalą. Kai tik jį pamatys, turės išmesti pinigų krepšį į vietą, kur jį paims vienas iš 21 veido monstrų narių. Bet tada nutiko kažkas keisto. Pareigūnas pastebėjo įtartiną vyrą. Jis buvo stambus, tvirtas, su akiniais ir svarbiausia, skvarbiomis, aštriomis akimis. Pareigūnas vėliau apibūdino šį vyrą kaip turinti lapės akis. Jis buvo tikras. Vyras jį stebėjo, tačiau baltos vėliavos signalo niekada nebuvo. Kai pareigūnas įsėdo į kitą traukinį, grįžtant į Osaką, lapės akių vyras buvo jame taip pat. Jis nė akimirkai neprarado pareigūno iš akiračio. Kai jie pasiekė Osaką, minioje jų keliai išsiskyrė. Tyrėjas greitai pasiuntė kitą slaptą pareigūną jį sekti, bet vos per kelias minutės lapės akių vyras dingo be pėdsakų. Tačiau jie neturėjo bardo, jokios informacijos apie pirštų anspaudus, jokių užuominų. Tik jo prašymą ir stingdantį budrų žvilgsnį. Gliko buvo tik pradžia. Kai 21 veido monstras pasirinko savo kitą taikinį, jie ne tik grasino finansiniu žlugimu, jie grasino masiniu nužudymu. Šį kartą jie neblefavo. Jie tikrai užnuodijo produktus. Ir jie paliko juos parduotuvių lentynose, kad galėtų nusipirkti bet kas. Iki 1984 vidurio 21 veido monstras nusitaikė į Morinagą, dar vieną Japonijos saldumynų bendrovę. Ir kaip ir anksčiau, viskas prasidėjo nuo laiškų. Policija žinojo, kad tai ta pati grupuotė. Gramatika, sarkazmas, Osakos dialektas, viskas sutapo. Tačiau šie nauji laiškai nešė dar mirtinesnę žinią.
Viename laiške, atsiųstame į Morinaga biurą Osakoje, buvo 30 gramų natrio cianido, pakankamai, kad nužudytų 10 žmonių. Šį kartą 21 veido monstras ne tik grasino užnuodyti produktus, jie jau buvo pradėję tai daryti. 1984 spalį kelioms didžiausiams Japonijos naujienų agentūroms buvo išsiųstas laiškas. Jis buvo skirtas labai konkrečiai auditorijai. Ruduo metas, kai apetitas sustiprėjo, o saldumynai tampa dar skanesni. Kai galvojate apie saldumynus, nesvarbu, ką pasakysite, mintise visada bus Morinaga. Mes pridėjome ypatingo skonio. Kalio cianidas turi šiek tiek artumo. Jis nesukelia dantų ėduonies, todėl pirkite šios saldainius savo vaikams. Policija lenktyniavo su laiku, ieškodama užnuodytų produktų, ir jie juos rado. Jie iš tikrųjų užnuodijo kelias Morinaga Choco Balls ir Angel Pies pakuotės Osakoje, Kiote ir Nagoje. Penkeriose pakuotėse buvo mirtina natrio cianido dozė. Kai kuriuose iš šių pakuočių buvo 200 mg cianido, pakankamai, kad per kelias minutės nužudytų vaiką. 21 veido monstras vėl tai padarė. Ta pati masinė panika, kuri vos nesunaikino gliko prieš kelis mėnesius, dabar dar stipriau smogė Morinaga. Iš viso 450 Morinagų darbuotojų neteko darbo. Bendrovės akcijų kaina taip smarkiai krito, kad Japonijos vyriausybei teko įsikišti, skatinant privačius investuotojus padėti įmonei išlikti. Tačiau šį kartą buvo vienas esminis skirtumas – nuodai buvo tikri. Tada 21 veido monstras nusitaikė į House Foods Corporation, žinoma dėl savo kario, tofu ir užkandžių. House Foods tapo naujų grasinimų, šantažo ir teroro taikiniu. Mes esame nusikaltėliai susijęs su gliko ir Morinaga incidentais. Jei nenorite tapti dar viena auka, sumokėkite. Jei neatsakysite, užnuodysime jūsų produktus. Jie neblefavo. Šį kartą jie atsiuntė užnuodytą karį. Įspėjimą apie tai, kas nutiks, jei išpirka nebus sumokėta. House Foods pasidavė. Jie sutiko sumokėti 100 milijonų jenų, maždaug $450 000. Perdavimo vieta buvo nustatyta 1984 m. lapkričio 14 d. Šigos prefektūroje. Prieš tai, kai pinigai buvo perduoti, operacija buvo nutraukta. Kažkas juos stebėjo. Lapės akių vyras, jis vėl buvo čia. Policijos pareigūnas pastebėjo jį netoli pinigų perdavimo vietos, bet kaip ir anksčiau, jis sugebėjo pasprukti. Vėliau policija rado įtartiną transporto priemonę apleistą. Joje buvo įrengtas policijos radijas, leidęs klausytis teisėsaugos pokalbių. Štai kaip 21 veido monstras visada buvo vienu žingsniu priekyje policijos. Po kelių mėnesių chaoso, 21 veido monstras nusitaikė į paskutinę įmonę – Fujia. Tačiau šį kartą jie pareikalavo kažko neįprasto. Išbastykite išpirkos pinigus nuo 2 dangoraižių stogų – Tokijoje ir Osakoje. Tačiau prieš tai, kai policija galėjo imtis veiksmų, viskas pasikeitė. 1985 m. vasarą Šiga prefektūros policijos viršininkas Shoji Yamamoto buvo atleistas iš savo pareigų. Jis vadovavo vienai didžiausių nesėkmių tyriant 21 veido monstro bylą ir jis tai priėmė asmeniškai. Praėjus vos kelioms dienoms po atleidimo, Shoji Yamamoto nuėjo į savo kiemą, apsipylė žibalą ir save padegė. Jis sudegė vienas, paskutinėmis akimirkomis slegiamas savo suvoktos nesėkmės. Yamamoto iš Šigo prefektūros policijos mirė. Koks kvailys. Mes neturime draugų ar slaptos slėptuvės Šigoje. Mirti turėjo ne jis, o Yoshino ar Shikata. Ką jie veikia visus tos mėnesius, metus ir 5 mėnesius. Neleisti tokiems blogiems žmonėms kaip mes pabėgti. Juk yra daug daugiau kvailių, kurie norės mus kopijuoti. Be karjeros likęs Yamamoto mirė kaip tikras vyras. Todėl mes nusprendėme pareikšti užuojautą. Nusprendėme daugiau nekankinti maisto gamybos įmonių. Jei kas nors šantažuos maisto gamybos bendrovės, tai ne mes, o kažkas kitas, kopijuojantis mus. Mes esame blogi žmonės. Tai reiškia, kad turime dar daugiau darbų nei tik persekioti įmonės. Gyventi blogo žmogaus gyvenimą smagu. Ir tiesiog taip jie dingo. Jokių areštų, jokio teisingumo. Po savo paskutinio laiško apie 21 veido monstrą daugiau niekada nebuvo girdėta.
į kurie bandė jos kopijuoti, tikėdamiesi pasėti tokį patį siaubą ir išgarsėti, bet niekas neprilygo originalai. Ir vis dėlto jų tikrųjų tapatybių paieškos truko dar daugelį metų. Po viršininko Yamamoto savižudybės visuomenės nuomonė pasikeitė. Net tie, kurie anksčiau jas laikė maištininkais, dabar matė juos kaip bailius ir žudikus. Beviltiškai bandydama juos atpažinti, policija paviešino įrašytą telefoninį skambutį, kurį padarė paslaptingi nusikaltėliai. Įraše buvo girdimas moters ir vaiko balsas, reikalaujantis išpirkos. Jie gavo tūkstančius pranešimų, bet nei vienas jų nevedė niekur, nei į įtariamąjį, nei į užuominą, nei į nieką. Didžiausia paslaptis apie 21 veido monstrą buvo jų motyvas. Kai kurie tikėjo, kad 21 veido monstras buvo korporatyvinė sabotažo operacija, dirbtinai numušant didžiausių Japonijos maisto bendrovių akcijų kainas, kad vėliau jas būtų galima pigiai supirkti. Kiti buvo įsitikinę, kad tai buvo Jakuza, gerai suplanuota, organizuota nusikaltimo operacija, arba siekiant išvilioti pinigus, arba nukreipti policijos dėmesį nuo svarbesnių nusikaltimų. Buvo ir tokių, kurie manė, kad tai galėjo būti Šiaurės Korėjos sąmokslas, keistas bandymas destabilizuoti Japonijos ekonomiką. Bet galiausiai niekas nežino. Po 15 metų Japonijos senaties terminas baigėsi. Byla buvo oficialiai uždaryta. Aukštas nacionalinės policijos agentūros pareigūnas pripažino, mes buvome nugalėti. Katsuhisa Ezaki, vyras, kurio pagrobimas pradėjo visą šį chaosą, vis dar vadovavo Gliko. Iki šios dienos jis netiki, kad 21 veido monstras taikėsi į jį asmeniškai. Bet kogi jie iš tikrųjų norėjo? Atsakymas – išnyko kartu su jais. 21 veido monstras išlieka viena didžiausių neišspręstų Japonijos paslapčių. Tikra kriminalinė vaiduoklių istorija. Jokių įtariamųjų, jokių areštų, jokio teisingumo, tik vardas ir legenda, kuri niekada nemirs.